Kalbame su Invega direktoriumi Dainiu Vilčinsku. Sveiki, Dainiu. Sveiki. Pirmas dalykas, kodėl reiktų pasakyti, kad Invega šiandien nebėra tokia Invega, kuri buvo pernai. Tai kaip trumpai ir svarbiausiais potėpiais apibrėžti tą pokytį? Jo, trumpai čia sudėtinga, nes tokį didelį pokytį... Gerai, tada ilgiau. Gerai, tai ilgiau. Ši vyriausybė įvykdė tą didelį darbą, kurį ketino ir buvusios vyriausybės daryti, tai sujungti 4 nacionalinės plėtros įstaigas į vieną. Tai dar 23 metų pradžioje veikė Invega, veikė VIPA, tai yra Viešųjų investicijų plėtros agentūra, VIVA, kas yra Valstybės investicijų valdymo agentūra, ir Žemės ūkio garantijų fondas. 4 įstaigos, kurios darė panašų darbą, tik tai skirtingiem ekonomikos sektoriams, su skirtingom komandom, skirtingom praktikom, skirtinga logika, kompetencijom ir taip toliau. Ir vyriausybė nusprendė, kad daugiau efektų galima turėti turint viską vienoje vietoje. Todėl praėjusiu metu sausio mėnesį buvo sukonsoliduotas holdingas, po Invega tapo dukterinėm įmonėm VIVA, VIPA ir Žemės ūkio garantijų fondas, o rugpjūčio 1 dieną viskas buvo sukelta į vieną. Ir buvo tas padarytas, nelietuviškai kalbant, mergeris į įmonių. Apsijungimas, jo. Ir mes tame tarpe, aš ir kiti valdybos nariai, naujoji valdyba, prisijungė prie įmonės rugsėjo mėnesį. Ir mes radom vieną įmonę, kurios viduje buvo 4 skirtingos įmonės veikiančios savo komandom, su besidubliuojančiais padaliniais, funkcijom, atsakomybėm. Tai mūsų vienas iš didelių darbų buvo kuo greičiau tą konsolidaciją užbaigti. Tai džiugi žinia yra tai, kad gruodžio 15 dieną mes laikom kaip datą, kada oficialioji konsolidacija nutiko. Tai nuo gruodžio 15 dienos Invega veikia kaip vieninga įmonė. Ir jeigu buvo 4 įmonės su savais portfeliais ir savo klientais, tai šiuo metu mes turime apie netoli 1,5 milijardo vertės valdomą portfelį aktyvių starčių ir turime apie 11,5 tūkstančių aktyvių klientų. Ką tai reiškia, kad buvo sujungti, praktiškai ką reikšia sujungimas šitų 4 skirtingų institucijų? Ar tai reiškia, kad atsiras bendras, vieningas, unifikuotas požiūris į plėtrą ir valstybės investicijas į jas? Ar tai, kaip kitas, aišku, žmonės, kurie mėgsta žiūrėti į stiklinę kaip pusiau tuščią, o ne pusiau pilną, ir sakys, kaimas nustos privilegijuotos savo pozicijos, kurią anksčiau turėjom, nes turėjom savo fondą. Yra šiek tiek rizikos. Rizikos yra. Bet kadangi mes paveldėjom visas komandas, kurios dirbo su tom atskirom klientų grupėm, tai Žemės ūkio garantijų fondo komanda tapo Invegos komandos dalimi ir mes netgi turime dedikuotą Žemės ūkio klientų skyrių. Mes turim viešo skyriaus įmonių padalinį, stambių, vidutinių, smulkių. Tai mes tą dedikaciją ir dėmesį tikrai išlaikysim į visus svarbius sektorius. Tik tais po susijungimo Invega dabar atsakinga, taip lengvai šaržuojant, už viską, už visą Lietuvos ekonomiką. Tai Invega atsakinga už privatų verslą, ar tai būtų labai mažas verslas, ar tai būtų labai didelis verslas. Invega atsakinga už žemės ūkį, Invega atsakinga už viešo sektoriaus įmonės. Ir tokia nauja didelė tema, su kuria mes pradedam dirbti, tai didieji valstybės infrastruktūriniai projektai ir galimybės juos finansuoti. Kelių konsorciumai dažniausiai. Didelė dalimi tai buvo finansuojama pirmoje vietoje iš biudžeto. Taip, bet kartais būdavo, kad ir taip toliau. Prie bankų konsorciumų grįšiu dar, bet infrastruktūros finansavimas tampa vienas iš didelių Invegos irgi veiklos ryčių ir ten poreikiai yra milijardinės apimties. Vienoje iš apžvalgų mačiau, kad poreikis yra 17 milijardų, ar ten būtų geležinkeliai ar uostas. Ir tai Invega žiūri ir į tą temą. Tai Invega vis dar yra transformacijai. Ir po sujungimo mes šiuo metu aktyviai dirbam su to, kad mes bandom tos procesus unifikuoti. Ar tai būtų klientų aptarnavimo procesas, rizikų valdymo procesas, produktų kūrimo procesas ir taip toliau. Tai šiuolaikinės technologijas visas pasitelksim. Šiandien buvo kalbama apie dirbtinį intelektą, tai galbūt rasim vietos ir tam, kaip efektyviau tuos klientus aptarnauti. Ir tas Invegos finansinius instrumentus efektyviau pasiūlyti įmonėms, kad būtų ir lengva paimti, būtų aišku, kas tinka ir nereikėtų klaidžioti. Tai manau, jeigu kalbėtume po metų, tai greičiausiai sakysit, tai Invega
šiuo metu yra kitokia negu buvo 24. Bet gerai, bet tada dar vieną pokytį fiksuojant ir bandant jį aptarti. Kai išnekame apie valstybinės institucijas, tai dažniausiai įsivaizduojame, tai yra institucijos sukurtos tam, kad kažkur būtų uždėtas kryželis, padarytas darbas, atsižymėta ataskaita ar dar ko nors. Tuo tarpu, kiek aš suprantu, vis tiek Invegos misija yra būtent skatinti pokytį. Skatinti pokytį versle, jį finansuojant. Ir dabar klausimas, ar jums šiuo metu labiau reikia klientų, nes jūs jaučiate, kad turite pakankamai potencialo dar savo portfelį plėsti, ar žmonėms reikia papildomo finansavimo, kurio jie negali gauti nei iš jūsų, nei iš kitų šaltinių? Geras klausimas. Mes patys iš savęs neturim poreikio ar motyvacijos auginti portfelį. Invegos misija yra atliepti... Bet gerai, noro padėti. Noro padėti labai daug yra. Bet Invegos misija yra kokia? Išspręsti ekonomikos ir finansų sektorius problemas. Jeigu kažkuris ekonomikos sektorius turi apsunkytą prieigą prie finansavimo, investicijų, kapitalo. Pavyzdžiui, kuris jūsų nuomonė turi šiuo metu tokią sudėtingiausią prieigą? Mes šiandien daug kalbėjom apie inovacijų finansavimą, apie inovatyvių verslų finansavimą. Mes šiandien kalbėjom ir aš pristatinėjau milijardo priemonę verslui apie tai, kad didelės įmonės turi didelius projektus, kuriems finansavimo neužtenka. Ar jo visai net nėra. Jeigu yra visiškai inovatyvus projektas, ar tai būtų biotechnologijų srityje, kur tradiciniai kredituotojai nesupranta rizikos, o jeigu jie nesupranta rizikos, jie nesiūlo finansavimą. Tai Invega tokiose situacijose ir nori suteikti galimybę verslams ar verslininkams tuos projektus įgyvendinti. Mūsų noras yra padėti verslams ir vienas iš tų didelių pokyčių, ką akcentuojam komandos viduje, mes norim būti proaktyvūs, mes norim proaktyviai pažinoti potencialius mūsų klientus ar įmonės, kurioms trūksta, kurti priemonės pagal jų poreikius, todėl mes aktyvinam dialogą su jom ir jau sukūrus sprendimą iš karto kryptingai siūlyti toms įmonės, ateikit pasinaudokit, valstybė sukūrė gerą daiktą tam, kad galėtumėt savo planus ar projektus įgyvendinti. Tai mes turim daug norą būti proaktyvus tiek bendraujant su klientais, bet proaktyviai girdėti klientų poreikius ir nešti juos pas mūsų labai svarbius partnerius, ministerijas, kurios valdo šiuo metu įvairius asignavimus ir skiria Invegai finansuoti skirtingus ekonomikos poreikius. Kiek jūsų nuomonė potencialių verslo atstovo nesinaudoja jūsų priemonėmis dėl elementarios priežasties, kad nežino apie jų egzistavimą? Tiesiogiai mes turime apie 11,5 tūkstančių klientų. Tai nemažai. Nemažai. Lietuvoje aktyvių įmonių spėčių yra apie 60 tūkstančių, kurios ten daro daugiau ar mažiau veiklos. Invega labai stipriai veikia per bankus ir kitas kreditų įstaigas teikdama portfelinės garantijas. Tai jeigu dar įvertint tuos klientus, kurie naudojasi. Kur jūs netikėt tiesioginės paramos, o garantuojate. Spėčiau, jeigu tiesiog ir netiesiog imant, didesnė dalis Lietuvos įmonių vienaip ar kitaip jau yra prisilietę prie Invegos paslaugų ir jomis naudojasi. Bet mes norim dar akseleruoti. Ir vienas iš tų konsolidacijos efektų yra tai, kad jeigu mes valdom dabar 1,5 milijardo portfelį, šiais metais mes jau pasiūlysim finansavimo už sumą tarp 2–3 milijardų. Tai Invegos apimtys per 2 metus kartais padidės, 2–3 kartus. Tai tas irgi priskirtina prie konsolidacijos teigiamų dalykų, kad sudėjus visus resursus, kompetencijas, žinias ir lėšas į vieną, galima auginti mastą. Inovacija, buvo pabanėtas žodis inovacija, kaip klasiniai finansavimo šaltiniai dažnai nesiryžta dėl to, kad sunkiai gali pamatuoti riziką. Bet ko gero riziką sunku pamatuoti būtent todėl, kad tai yra inovacija ir niekas nežino, kaip tai iš tikrųjų veiks. Kaip jūs ruošitės matuoti šitą riziką ir kiek jūs esat pasiruošę susitaikyti su tuo, kad dalis jūsų investicijų šitas inovacijas bus nesėkmingos ir kad tai yra neatsiejama proceso gyvenimo dalis? Didelė dalis Invegos priemonių turi nemažą nuostolingumo elementą. Ir priklauso nuo priemonės pobūdžio, jis gali kisti. Priklauso nuo pinigų, priklauso nuo asignavimų valdytojo apetito rizikai ir noro pasiekti kažkokį efektą. Tas rizikos apetis yra nustatomas. Tai jeigu kalbant apie milijardą, jame irgi yra numatytas, kad dalis projektų taps nuostoliu. Bet
mes irgi taip užsiduodam savo klausimą, ar nuostoliai yra blogai. Iš pirma reakcija yra taip blogai, bet kitas dalykas, mes esame įsivertinę, kad kiekvienas euras paleistas į ekonomiką multiplikuojasi. Jis pradeda sniego gniūžtės efektą, riedant auga ir didėja. Tai mes nebijom nuostolių, bet tik tais norim juos prisiminėti sąmoningai, pamatuotai ir kryptingai. Tai jeigu dalis paskolų virs nuostoliais, o didesnė dalis paskolų pasieks efektą ir bus sukurtos nauji verslai, galbūt naujas ekonomikos sektorius, naujos darbo vietos, aukštesnės pridėtinės vertės gamybos, tai bus Galų gale bus išsiaiškintos klaidos, nes, kaip sakė mokslininkai, kas yra atradimas, tai daugybė klaidų, kurių skaičius vis mažėja, kol tu artėji. Taip. Tai gale dienos, netgi jeigu dalis pinigų virs kreditų nuostoliais Invegai, bet tie pinigai toliau dirbs ekonomikai. Gerai, įsivaizduokime, kad mūsų klauso žmogus, kuris nori būti pradėti verslą, turi idėją, galbūt jau yra pradėjęs, bet nori jį plėsti vietoti. Kokį jis turėtų padaryti checklistą prieš ateidamas pas jūs, kad žinotų, kad jo, aš atitinku sąlygas ir aš gausiu iš jūsų ar garantiją paskolos, ar tiesiog paskolą? Pradinė informacija yra mūsų internetiniam puslapį www.invega.lt. Tačiau mes norim aktyvinti dialogą su mūsų klientais ar potencialiais klientais. Todėl mes visada raginam pasikalbėkit. Visada galima su mumis susiekti. Turim puikią konsultantų komandą, kuri nori konsultuoja. Tai čia vienas dalykas. Tai drąsiai ir be jokių skrupulų. Kitas dalykas, mes vis matom dar stipriai trūksta finansinio raštingumo Lietuvoje. Tai čia yra viena iš iniciatyvų, ką skatina ir finansų ministerija, bet mes taip pat ties tuo dirbam ir bandom edukuoti, ypač mažuosius verslus ar žmonės, kurie planuoja verslą, ką reikia ir kas yra svarbu. Tai kviečiu visus ateiti su mums pasikalbėti. Jo, pasikalbėti, kad yra apie tai, ko galbūt ne visi šiandien galėjo išgirsti, nes ne visi dalyvavo konferencijoje, tai šiek tiek apie tai smulkiau. Ką reiškia tas 1 milijardas verslui? 1 milijardas verslui, jis pirmoje vietoje yra nukreiptas į vidutinį ir stambų verslą. Nes iki šiol daug metų Invega fokusavosi į mažas ir vidutinės įmonės. Ir įvairius instrumentus kūrė joms. Ir tai yra teisinga, jos susiduria su finansavimo trūkumu taip pat stipriai, tą girdime iš Lietuvos banko nuolatinio apžvalgų. Tai ta veikla Invegoje ir toliau tęsis. Bet šį kartą mes norim atsukti į vidutinį ir stambų verslą. Kodėl vidutinį stambų? Nes jis šiuo metu generuoja 25% šalies BVP per eksportą didelę dalimi. Ir tai yra Lietuvos išskirtinumas, lyginant su Estija, Latvija. Mūsų kaimynai tokios stiprios industrijos neturi. Mes norim suteikti impulsą eksportuojančiam įmonėm ir toliau augti ir plėstis. Lietuva tampa brangia šalimi, darbo užmokestis auga, tampa kaštų bazė, pas gamybinės įmonės tampa didelė ir darosi sunku konkuruoti su užsienio partneriais. Didinti produktyvumą, vadinasi, reikia. Produktyvumą arba inovuoti. Tai susiję dalykai. Milijardo tikslas yra paskatinti ir leisti įmonėms didinti produktyvumą, investuoti į technologijas, kurios yra draugiškos aplinkai, kurios grįstos inovacijomis, kurios skatintų žiedinę ekonomiką, iš principo darytų Lietuvos ekonomiką inovatyvesnę. Ir va ta aukštesnės pridėtinės vertės gamyba yra tai, ko mes siekim, kad vienas žmogus, vienas darbuotojas sukurtų daugiau vertės šalies ekonomikoje. Tai milijardo tikslas toks ir yra. Paskatinti ir duoti stimulą inovuoti, investuoti ir plėstis. Mes jau likti konkurencingai. Okay, mes jau minėjome klasinius finansavimo šaltinius, tai yra, aišku, visų pirma, bankai, ar ne? Bet pokalbėje su finansų viceministrė mes šnekėjome apie tokius dalykus kaip yra fintechai ir viena iš fintechinių appsų, platformų ar dar, nes tai yra peer-to-peer lendingas, ar ne? Tai yra žmonės, kurie patys finansuoja vienas kitą, peidami tarpininkus klasinius. Kaip Invega save mato va toje jau naujoje finansavimo ekosistemoje, kur klasiniai finansavimai pastumiami šiek tiek, atsiranda nauji ir dar... Tai nėra jau nauja. Mes jau dalyvaujam. Su visai eilė platformų mes bendradarbiaujam ir siūlom garantijas už jų teikiamas paskolas. Ir mes jau ten esam. Gali būti ateityje, kad mes dar ir plėsim su jais bendradarbiavimą, siūlydami finansavimą jų projektams, tiems, kuriems jie renka. Tai va, dėl to ir norėjau paklausti, nes yra vis dažniau paskirsta kalbų, kad klasikiniai bankininkystė eis būtent labai stambių projektų, užsiminės adarknas, nes jiems mažmena, žmonės, maži smulkūs verslai
yra ir neįdomu, ir per daug sąnaudų juos aptarnauti. Drįšiau Okay. prieštarauti. Tai čia ne man, čia aš Taip, čia jo. tiesiog įgarsinu. Čia toks mitas sklandantis ekonomikoje. Ir iš principo daug kas pyksta ant bankų, nes jie nefinansuoja, nes jie neprisima rizikos, bet aš kadangi pats nemažai metų dirbu banke, aš pilnai suprantu, kodėl bankai taip elgiasi. Bankas yra labai stipriai reguliuojama įstaiga. Labiausiai, ko gero. Labiausiai. Ir jeigu pasižiūrėsit, kiek ateina reguliavimo kiekvieną banką dar artimiausią ateityje, našta yra labai didelė. Bankus prižiūri centriniai bankai. Jie tai daro labai gerai, nes bankai renka indėlius. Ir centriniai bankai nori prižiūrėti, kad bankai atsakingai elgtųsi su indėlininkų pinigais. Nu, tai mes kiekvienas to norime, ne? Vadinasi, bankai stipriai reguliuojami taip, kaip jie gali skolinti. Tai pagal visą priežiūrą ir priežiūros mechanizmą, pagal tai, kaip jie turi alkot kapitalą, jie tiesiog negali eiti į labai rizikingus sektorius, nes tikėtina, kad jie tada pradėtų patirti nuostolius, kas keltų grėsmę indėliams. Todėl bankai tradiciškai finansuoja jau pasiteisinus verslus, kurie generuoja aišku pinigų srautą ir kurį galima prognozuoti eilę metų į priekį, kad jis bus didesnis, mažesnis, bet kad jo bus pakankamai užtektinai aptarnauti skoloms. Todėl bankai turi savo vietą ekonomikoje ir todėl labai svarbu, kad šalia bankų vystytųsi kiti finansavimo instrumentai ir alternatyvos. Didesnėse rinkose, labiau išsivyščiusiose rinkose, finansų rinkose, tų alternatyvų yra daug. Jūs paminėtas peer-to-peer yra vienas iš. Tada įvairūs fondai, rizikos kapitalo fondai, augimo fondai, skolos fondai. Tai turi vystytis. Lietuvoje to trūksta. Tada obligacijos. Apie tai kalbam, to irgi trūksta. Tada visokie akceleratoriai, pre-seedo, seedo stadijų investicijos į mažus verslus. Akcijų rinka. Lietuva mažai aktyviai yra. Mažas likvidumas. Likvidumas mažas yra todėl, kad Lietuvoje veikia pagrindė vietiniai investuotojai. Užsienio investuotojams Lietuva yra neįdomi. Tai per maža. Tai yra frontier market rinka. Ir dideli užsienio institucijai investuotojai tiesiog neina, nes frontier market reiškia papildomą riziką, sunku suprasti, mažas likvidumas ir taip toliau. Aš pažiūrėjau, kad Japonijos pensijų fondas yra didžiausias, kodėl yra fondas pasaulyje, dabar pradėjau galvoti, netgi paskelbė, kad tyrinės galimybę investuoti bitkoinus. Tai jeigu jau ten, tai aš manau, kad Lietuva vis tiek yra saugesnė, mažiau volatili investicija. Bitkoinai yra globali rinka. Tai likvidumas yra didelis, tik tas volatilitis yra labai didelis. O kiek, buvo paminėta daug instrumentų, kurie Lietuvoje dar nėra populiarūs, dar nėra paplitę, bet kodėl šalia instrumentų ir priemonių dar turi egzistuoti ir nusiteikimas, ar ne, visuomenės požiūris. Kiek, pavyzdžiui, pas mus visuomenė yra pasiruošusi toleruoti bankrotus, suprasdama, kad inovacijos nėra įmanomas be klaidų. Nes Amerikoje tas teisme įprastas fenomenas, kad jo pabandėjai neišėjo, atsistoja eini toliau. Tuo tarpu mes Europą užauginti ant tos tradicijos, kaip prisiminė grafą Monte Cristo, kur laukia laivo grįžtančio ir pasiruošęs nusišaut, nes negalės patenkinti kreditorių. Tai yra kaip su tos kultūros pokyčiu. Čia gal yra tame panašumo, ką dabar pasakėt. Na, pirmas dalykas, kad imtis verslo reikia drąsos. Labai. Ir visi verslininkai, kurie daro verslą, turi tam tikrą rinkinį savybių, kur kartais tu neturėdamas visų atsakymų, vis tiek ryštėsi daryti sprendimą, dėti pinigus, rizikuoti prarasti, kažkam pasiseka, kažkam nepasiseka. Mes, aišku, girdim daug sėkmės istorijų, kurios įkvepia apie vienaragius, išaugusius, lietuviškus. Negirdim tų nesėkmės istorijų, kurių galbūt yra daugiau. Bet aš taip drįsčiau sakyti, kad jaunimas, kurie dabar mato ir globaliau, ir šaliai, ir kaip Lietuva atrodo bendram kontekste, ir mato, kas vyksta kitos šalyse, kuo toliau, tuo drąsiau tą daro. Ir geras įgyjamas išsilavinimas, platesnis matymas leidžia labiau patikėti savo išskirtinumais, savo žiniom, kompetencijom ir drąsiau jas išnaudoti tam, kad sukurti kažkokią verslą savo. Tai aš manau, kartų pokytis irgi duos tam tikrą proveržį. Vienas dalykas, kitas dalykas paskatinimas ar galimybių sukūrimas ir iš valstybės pusės, ką valstybė gali padaryti, kad skatinti naujus verslus teiktis. Tai tas irgi labai svarbu. Ir šiandien šiek tiek buvom palietę tokį momentą kaip biurokratija ir kad kuo lengviau sudaryti galimybės gauti valstybės pagalbą, ypač inovatyviem verslam, gauti finansavimą. Tai tas yra labai svarbu ir tas drąsins. O
Aš nesakyčiau, kad čia labai yra kažkas kritikuojamas, kad subankrutavo ir iš karto papuolė į visuomenės paraščius. Mažėja, bet anksčiau buvo tam tikras stigmos dalis tikrai tokia buvo. Buvo. Tai tas stigmatizacija jinai mažėja, bet tas dar labiau keisis keičiantis kartoms. Jo, ir atrodo, kad sprendžiant pagal laimės indeksą, kuris buvo paskelbtas, su tuo ypač jaunimo tarpe yra visai neblogai. Tai ir linkiu tada sėkmės. O Ačiū tai Jums buvo labai. mūsų paskutinysis podcastas, Finansų ministerijos podcastas iš Lietuvos Davoso. Dėkui, jeigu žiūrėjote, dėkui, jeigu jums kilo klausimų, kuriuos galite toliau klausti iš visų mano pašnekovo. Išgirdote ne vieną interneto adresą ir ten galite teirautis papildomos informacijos. O su jumis atsisveikinu ir linkiu gero vakaro. Iki.